rašo apie teisingumo infliaciją, labai įdomi sąvoka, ne simuliakras buvo panaudotas žodis, o infliacija. Jisai rašo, pagrindinė šios dienos Lietuvos drama slepia tik didelį paradoksą. Manytume yra ta, kad nepriklausomybės atgavimas, kilęs ir vykęs su lūkesčiais padidinti teisingumą, virto to paties teisingumo nuvertėjimu, kai kuriais atžvilgiais toliau pažengusi nei, kai kuriais atvejais toliau pažengusi negu sovietmečiu. Tautos teisė į teisingumą, agresyvioji tautos dalis, daugeliu atveju, atsiprašau, pavertė teisę nebaudžiamai savinti savo naudai. Neliko valstybės institucijos ir pareigūno, kurie pakiltų virš interesai įsipriešinusių ir tik savo naudos siekiančių individų visuomenės, pareikalauti iš kiekvieno derinti savo naudą su artimo nauda, būtų suinteresuotas teisingumo branginimu ir jo įgyvendinimu valstybės mastu. Pati visuomenė tegul ir organizuoja, vargu ar pajėgtų kiekvienu atveju teisingai budėti teisingumo sargyboje. Tai pasakė profesorius Alfonsas Vaišvila ir atspėkim, kuriais metais. 2002 metais. Kas pasikeitė? Štai jums atsakymas. Daugiau nei per 20 metų ir mes mažai ką turim pasikeitusi situaciją. O tai, kad dygsta teisingumas iš konstitucijos, mes puikiai suprantam. Čia dar nėra vieno straipsnio, kuris iš esmės gimdo konstitucinę teisę į teisingumą, tai yra 118 straipsnio, kuris buvo panaikintas ir iš esmės vienas iš straipsnių, kuris pavertė mūsų teisingumo sistemą žvalgybinių institucijų įkaitu. Kai tam tikra pusiausvėra tarp jėgos struktūrų, kuri buvo panaikinta 2002 metais, kaip tik tais metais, kai buvo įvestas naujas baudžiamojo proceso kodeksas, bet puikiai prisiminkim vieną paprastą dalyką. Kodėl mes turėjome štai tą pusiausvyrą? Tardytojas, prokuroras ir teismas. Dabar mes panaikinom tardytoją ir atidavėme viską prokurorui. Tačiau tuo pačiu, panaikindami tardytoją, padarėm neva universalų policininką, kuris yra savo asmenyje jungia 3 asmenys. Žvalgybininką, tardytoją ir specialistą. Dėl specialisto kaip kriminalistikos mokslo atstovas, kaip tik galiu pasakyti, kad yra didžiausia nelaimė, kai policininkas tampa specialistų, ekspertų tam tikrose srityse. Ir iš esmės sudaroma korupcinė galimybė klastoti įrodymus. Bet maža to, reikalas tame, kad mes šiandien pasiekėm tai, kad per šiuolaikinį baudžiamąjį proceso kodeksą mes ikiteisminio tyrimo įstaigos parengtą informaciją iškart barunkame teisėjui. Mat, murdikis šitoj informaciniai gerovai. Ir rūšiuotoja jau nebeliko. Rūšiuotoja žvalgybinės informacijos ir tikros viešai deramai su įrodymais nagrinėjimo teisme tinkančią informaciją. Taigi, kai jūs pašalino tardytoją, iš esmės mes pasiekėm tai, kad nėra to žmogaus, kuris būtų tarp žvalgybininko, kuris paima informaciją iš OBS-o. OBS-as. Viena buvo pasakę, atsiprašau moterų, jeigu šita informacija tiesiogiai keliauja į teismą, teismas tampa įkaitu štai šitos informacijos, nes jos patikrinti jau nieks negali. Jokiom priemonėm tu negali patikrinti. Anksčiau tą atlikinėjo tardytis, jisai rūšiuodavo. Ir tai, kas buvo tinkama viešajam procesui, o ne slaptam procesui, kurį šiandien vyksta. Viešajam procesui, kur visuomenė gali stebėti tiesiogiai ir suvokti, kas yra apklausa, kas yra parodymai, kas yra daiktai, kas yra kiti įrodymai ir panašiai. Šiandien šito suvokti visuomenė jau nebegali, kadangi jai ta informacijos dalis
nebeprieinama.